Nu, sveiki gyvi, tai atvažiavom į mūsų pirmąjį haiką. Tai čia gali būti meškų, gyvačių, ko čia tik nebus. Tai varysim haikiuką paėsim. Važiavom tokių žvirkeliukų. Prasideda haikas ir iš karto matom tokį keliuką. Nežinau, akmenukai. Gal visai neblogas, pažiūrėsim. Haikinam. Pakolkas eina sunkiai. Einasi tokių keliukų. Nėra dar sukilimo labai. Bet jo ar labai iškart staigaus nebus. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Ką kalnai, truputį žygiam, gražus tam vaizdai. Toliau dar po truputį įveiksim šitą haikiuką ir viskas, haikas bus įvyktas. Aišku, dar šiandien labai ir arti iki viršūnės. Ką vaizdelį visai džiuginantis, gražus. Dabar reikia nusileisti tokiu keliuku ir kilsim kažkur ten. Visai aišku ne arti, bet kaip nors užkilsim. Po truputį ir įveiksim. Ką biškį stom palisėt ant akmenukų ir palisėsim ir judėsim toliau link viršūnės. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Haikinam, kuo toliau to sunkiau, bet įveiksim, kur jau dėsimės. Viršūnė jau paartėjo, su kiekvienu žingsniu artėjom link jos. Nu ką, jau po truputį priartėjom prie viršūnės, daug labiau. Tai aš šitai jau labai pavargęs, sunku lipt. Jau gal yra sukilimo 1900 dabar kažkur metrų apytiksliai. Nu ir bandom lipti toliau į tą viršūnę ir pasiekti. Ką, pagaliau ženklas, Paduška vrata, 1 valandą, tai dar, dar 1 valandą laukia. Nu, kažkaip praeisim.
Tai ką, atkeliavom prie ežero, kuris yra aukščiausias Bosnijoje. Aukščiausiai vietoj. Tai jisai gal, net neįsivaizduoju, koks 1900 aukštyje metrų. Tai visai prikolas. Aišku, čia nerekomenduojama maudytis, bet ir dumblėta. Va, varliagyviai visokie gyvena. Plaukia, va. Pilna jų čia. Nu, bet aišku, kad dar ir saugoti aplinką. Tai ir dėl to, aišku, neleidžiam. Nu tai ką, atvarėm prie kažkokio kanjono skardžio, kas ten žino, kažkur atvarėm. Tai va, tie vaizdai. Gražu. Ten gal dar varysiu nusileist, pasifilmuoti, pasižiūrėt. Tikrai gražu. Nu tai ką, atvarėm prie kažkokios gražios vietos. Čia pasifilmuot. Ten yra vaizdas. Ir aišku, visur aplinkui gražus. Nu tai ką, čia atvarėm į gražią vietą, pailsėjom ir dabar varom į viršūnę, pažiūrėt gal ten gražesnių vaizdų bus. Nu tai ką, tai čia nuo tos vietos, ką tik ilsėjomės, keli šimtai metrų iki viršūnės. Šlapsime, pasižiūrėsim. Nu ką, 3, 2 ir 1, viršūnė. Po tiek kelio. Tiek sunkumų pasiekta viršūnė Bosnijoje mano gyvenime. Nu tai ką, atsigrožėjom vaizdais ir po truputuką leidžiamės. Ir žygiuosim link mašinas.
Tai ką, nusileidom gan nemažai, tai liko gal apie 2 kilometrai, gal ir mažiau šiek tiek. Tai kadangi keliauju po kalnus, kad nepasiklyst, reikalingas internetas, žemėlapis. Tai kokį internetą aš naudoju? Seilį. Seilį geras, greitas ir patogus internetas. Ir dar jums turiu koduką. Kažkur čia bus, galite panaudoti ir gausit naudą. Nu tai ką, realiai viskas. Mašina pasiekta, tai ir žygis užbaigtas. Nebuvo lengvas, apie gal 18-17 km. Aišku, viršūnės, viskas ten sukilimo nemažai. Apie gal 500 metrų, 600 turbūt. Tai va, dabar važiuojam į apstojimo vietą. Nu tai ką, tai grįžom į apstojimo vietą. Biškį grįžęs apsivėmiau. Vlogo buvo ten pikino, bet temperatūros neturiu. Tai po truputuką atstatysiu skaičius, na mes rytoj važiuosim. Pamatysit, kur važiuosim sekančiame epizode. Na mes atsisveikim, jeigu peržiūrėjote daską į galą, nepamiršk paspausti like, subscribe, nu ir parašyti komentarą. Na mes tiksim sekančiame epizode. Iki.